Sveiki, ši pamoka skirta tiems, kurie moka spręsti tiesinės lygtis, bet nori mokėti dar geriau, arba tiems, kurie absoliučiai nemoka spręsti tiesinių lygčių, bet labai nori jas spręsti, išmokti. Taigi, šiandien spręsime lygtis, kurias, kaip matote, skliausteliuose įrašiau, vadiname tiesinėmis. Tai pirmiausia, pradėkime nuo to, kaip jas atpažinti ir kaip žinoti, kurios lygtis yra tiesinės, o kurios dėja yra ne šios mūsų pamokos lygtis. Lentoje yra užrašytos 4 lygtis, 2 iš jų mūsų lygtis, 2 yra dėja iš vyresnių klasių atklydusios lygtis. Šiandien mes kalbėsime apie lygtis, kurios, priminsiu, yra tiesinės, tai yra apie tas lygtis, kuriuose aukščiausias nežinomojo laipsnis yra 1. Štai ši lygtis mums šiandien tinka, todėl kad nežinomasis x čia yra 1 laipsnių, kaip žinote, 1 laipsnio galima nerašyti x1 arba tiesiog x. Ir štai ši lygtis, nors atrodo pakankamai ilga ir galbūt kažkam net ir sudėtinga, yra mūsų lygtis, nes x yra 1 laipsnio. Dar kitaip tos lygtis yra vadinamos tiesinėmis lygtimis. Ši lygtis mums dėja netinka, todėl kad čia x aukščiausias laipsnis yra 2 ir tai yra kvadratinė lygtis. Ši lygtis taip pat mums netinka, todėl kad aukščiausias x laipsnis yra 3 arba dar vadinama kubinė lygtis. Taigi, mus dominančios lygtis yra 2. X plus 11 lygu 20. Ir štai ši ilga, kurios leisiu savo neperrašinėti. Pirmoji, manau, nekelia niekam jokių problemų, dar pradinėse klasėse yra 100 kartų spręsta, perspręsta, galų gale galima nesunkiai nuspėti. Tai su tokiom negaišime daugiau laiko ir manau nereikia komentaro, kaip reikėtų spręsti, nors sakau dar kartą, kad parodysiu tą būdą, kuris yra universalus ir šiai lygčiais lygiai taip pat tiks, kaip ir šiai, kuri yra pakankamai ilga. Taigi, būtent tą ilgą gremėzdišką lygtį ir pradėsime spręsti. Kai aš gaunu spręsti lygtį, pirmiausia, aš savęs paklausiu, kokia ta lygtis yra. Ar tiesinė, ar kvadratinė, ar kubinė, reiškia perbėgu eilutę ir pažiūriu, koks būtų aukščiausias x arba nežinomojo laipsnis. Jau išsiaiškiname, kad čia tikrai jis yra 1 ir tai yra tiesinė lygtis. Tada pradedu nuo savo susikurtų, nerašytų taisyklių, kurias noriu ir jums pasiūlyti. Taigi, pirmoji iš jų. Šias taisyklės vadinu nerašytomis, gal uždėsiu kabutes, kad nepagalvotumėt, kad kokioje nors literatūroje be šios pamokos dar galite rasti parašytas, jas tikrai nerasite. Taigi, pirmoji nerašyta taisyklė mano yra tokia. Jei yra lygtyje skliaustas, atsikratyk jo. Atskliausk. Ne taip, kad paimti, nubraukti, bet turit tam tikras atskliaudimo taisyklės ir iš tikrųjų jomis vadovaujantis galima nesunkiai nunaikinti, taip sakykime, skliaustą. Ta dabar ir padarysime. Atskliausime pagal visas atskliaudimo taisyklės. Atskliausti iš tikrųjų mokate. Žinote, kaip tai yra daroma, todėl kad reiškiniai tema buvo prieš lygtis ir štai dabar turiu jau atskliaustą lygtį. Jeigu būtų lygties skliausto nebuvo, būtų buvusi tokia, iš karto pereitumėte nuo spręsti prie antrosios nerašytos taisyklės, kurią netrukus užrašau. Nariams, dar vis tik uždėsiu kabutės, kad nepagalvotumėt, kad iš kažkur nurašiau šią taisyklę. Nariams su raidėmis priklauso kairioji lygybės pusė, o skaičiams dešinioji. Kol kas mes matome, kad kairėje pusėje yra narių su raidėmis, bet yra ir skaičių. Taigi šie skaičiai tiek -21, tiek -8 yra ne savo pusėje. Kairioji fronto linija ne jų. Jie turi būti kitoje barikadų pusėje, kitoje lygybės pusėje. Jie yra skaičiaus 20 giminaičiai, todėl privalo vykti ten, kur yra jų tėvynainiai. Todėl mūsų dešinėje pusėje, štai kaip fronto linija lygu, kairioji pusė, dešinioji pusė. Dar kartą pabrėšiu, čia su raidėmis nariai, o čia pliki skaičiai.
Nuo seno dešinėje lygybės pusėje gyvena skaičius 20, sėkmės jam, nes ten jo ir vieta, jis yra savo pusėje. Ir nuo seno kairėje pusėje gyvena 3x narys, aš jį tiesiog perrašau, nes jis savo pusėje, minus 4x irgi perrašau, nes jis yra savo pusėje, bet 21 su minusu ir 8 su minusu, tai yra šiuos du neigiamus skaičius, aš gražinsiu ten, kur jų vieta, tai yra į dešinėje lygybės pusę. Taigi, tai padaryti nėra taip paprasta, paėmiau ir perstumiau. Ne, reikia žinoti trečiąją nerašytą taisyklę. Keliant narį į kitą lygybės pusę, jo ženklą pakeičiame priešingu. Tai yra mūsų piliečiai minus 21 ir minus 8, kurie dabar bus kraustomi į dešinėje lygybės pusę, pakeis savo ženklus. Jeigu 21 buvo su minusu kairėje pusė, dabar jis bus su pliusu. Jeigu minus 8 buvo kairėje pusėje, dėja, dešinėje jis jau taps geriečiu, plius 8. Kai visą tai atlikome, mūsų laukia ne ką mažiau įdomus darbas, tai yra panašių narių sutraukimas. Kairėje lygybės pusėje mes turime 2 panašius narius, 3x ir minus 4x. Sutraukėme panašiuosius narius, tai yra 4 mūsų taisyklė. 3x mano, minus 4x skolos, vadinasi, rezultate bus minus 1x. Lygu. Kasgi čia vyksta dešinėje pusėje? Pas pilietį 20 atvažiavo 21, jau turiu 41, dar 8, 49. Dabar paskutinioji nerašyta taisyklė. Visada pabaigoje dešinįjį skaičių dalinu iš kairėje pusėje esančio koeficiento prie x. Iš dešinį skaičių dalinu iš nežinomojo koeficiento. Taigi, nereikia galvoti, kurį skaičių iš kurio dalinti. Visada dešinįjį pabrėšiu, dalinu iš koeficiento. X lygu 49 dalinta iš minus 1, x lygu minus 49. Taigi išsprendėme lygtį, kuri pakankamai sudėtinga yra aštuntokui, tačiau nesunkiai sprendžiama ir septintokui taip pat yra pakankamai sudėtinga. Dar keletą pavyzdėlių ir manau, kad visos taisyklės jau bus įsimintos. Oho, kokią gerą lygtį užrašiau, pakankamai netrumpą, bet sprendimo prasme visos jos yra tokio paties sudėtingumo. Turiu lygti tiesnę ir matau skliaustus. Pirmoji nerašyta taisyklė skelbė. Jeigu yra skliaustai, atsikratykime jų. Tai yra atskliauskime, nes tai padaryti iš tikrųjų mokame. Atskliaučiu pagal visas taisyklės, minus 5x, minus 35, pabrėžiu, kadangi prieš skliaustą yra minus 5, tai jis ir dauginasi su skliaustuose esančiais nariais ir štai kaip gražiai ženklus surašiau, atkreipkite tai dėmesį. Ir dešinėje pusėje viską perrašau, nes mano pirmasis žingsnis vis tik tai buvo atskliausti. Aš atskliaučiau, nieko neskubėjau daryti į priekį. Dabar antrasis žingsnis yra tas, kad kairėje pusėje gali būti tik nariai su raidėmis, dešinėje skaičiai. Štai aš matau narį su raidėmis ir štai dar vienas su raidėmis ir matau, kad jis yra ne savo pusėje. Ir štai matau narį su, tai yra be raidžių, pliką skaičių. Taigi, nuo seno kairėje fronto pusėje, kaip ir priklauso, gyvena 3x, gyvena minus 5x. Čia jų vieta, aš juos ir perrašau. Bet 18x kol kas kažkur tremtyje. Aš jam sakau, pareik ir jis grįžta ir kaip priminsiu trečią nerašytą taisyklę, grįžta pakeitę ženklą. Jeigu dešinėje pusėje jis buvo teigiamas, čia jis yra neigiamas.
Dabar dešinėje pusėje nuo seno fronto linijoje kažkoks senas Pirdūnas 9, jis buvo teigiamas, jis ir lieka teigiamu, nes jis niekur nesikraustė. Ir pas jį atsikrausto, kaip matau, minus 35, bet atsikraustęs jis jau nebus minus 35, jis jau bus ne tas pats, jis bus plus 35. Dar kartą priminsiu, keliant narį iš vienos pusės į kitą pakeičiame ženklą. Dabar mūsų laukia ketvirtas žingsnis, tai yra sutraukti panašius narius, kurių čia yra apstu. Taigi turiu 3 iksus savo, 5 skola ir 18 skola. Tai viso aš skolinga, jei neklystu, 18 ir 5, minuso ženklas man parodo, kad aš esu skolinga, 23 esu skolinga, 3 man davė, aš gražinu skolą ir lieku dar skolinga 20. Jeigu čia supratot ką nors apie skolas, tai puiku, nes kartu dar parodžiau, kaip reikėtų skaičiuoti teigiamus ir neigiamus skaičius. Šitoje pusėje minus 20x, o prie 9 pridėti 35 moka jau ir darželinukai. Ir tai yra 44. Priminsiu paskutinę taisyklę, kuri sako, kad gale nieko per daug negalvok, o dešinę pusę dalink iš kairėje pusėje esančio koeficiento prie x, reiškia 44 turiu padalinti iš minus 20. Gerai, jeigu jūs gražiai dalinate kampu, nebijote nepamesti kablelio, aš tą daryti visuomet tingėjau ir turbūt jau manęs niekas neperauklės. Aš visada dalybos veiksmą keičiu į trupmenos brūkšnelį, nes mėgstu labai paprastasias trupmenas ir tokiu būdu išvengiu dalybos su kableliu, o 44/20 leidžiu savo suprastinti, tikrai prastinas iš 4, viršuje lieka 11, o apačioje 5, taigi minus 11 penktųjų, o iš čia seka, kad x yra tiesiog minus 2 sveiki ir 1 penktoji. Nenoriu dalinti dešimtainių trupmenų, nenoriu kablelių, todėl rašau taip, bet be abejo galima buvo dalinti ir kampu. Lentoje užrašiau dar vieną, tikrai taip nepasikuklinsiu, riebę lygti, nes ir pakankamai ilga, ir skliaustai net ir kairėje ir dešinėje pusėje, bet tokią sugalvojau tik tam, kad dar kartą pakartotumėm visas tas nerašytas taisyklės ir jau būsime viską išmokę. Taigi, kadangi gavau lygtį, kurioje matau skliaustą, pirmas žingsnis, nelaukiant, nedelsiant atskliausti, bet aišku, tai padaryti pagal visas atskliaudimo taisyklės. 5 perrašau, minus 2x, dabar plus 7 kart x, priminsiu, kad kai atskliaudinėjame, tai per daugybą, plus 7x, plus 7 kart minus 3, minus 21 lygų 20, dabar štai toks erelis minus 2, išskrenda, sutinka x, bus minus 2x, sutinka 10, bus minus kart plus, minus 20. Atskliaudimą įvykdžiau. Dabar man reikia sukiloti narius su raidėmis į kairėje pusę, skaičius į dešinę pusę. Truputėlį pasibrauksiu, kad geriau matyčiau, tarkim, nariai su raidelėmis banguoti, o skaičiai lieka nepabraukti, taip geriau matysiu. Aha, kairėje pusėje nuo seno yra minus 2x, puiku, čia jo ir vieta. Dar yra plus 7x, valio, čia taip pat yra jo vieta. Bet matau dar dešinėje pusėje tokį pabanguotą minus 2x. Aha, mielasis, keliaujam namo ir pakeičiu jam ženklą plus 2x, nes keliant iš vienos lygybės pusės į kitą narį keičiu ženklą. Toliau, nuo seno dešinėje pusėje 20, puiku, ten jo ir vieta, minus 20, puiku, jis taip pat čia turėtų būti. Ir štai perbėgau kairėje pusėje žiūrėti, ar nėra pasimetusių skaičių. Yra 5, jis turi keliauti štai į tą pusę, kadangi kairėje jis buvo teigiamas, plus 5, dabar jis tampa minus 5. Ir štai dar matau minus 21 kairėje pusėje, štai pasimetęs, ar ne, jis irgi turi eiti į savo pusę ir pakeičiam ženklą plus 21. Dabar laukia nelabai įdomi dalis, panašių narių sutraukimas. Štai aš turiu 7x, dar 2x, iš viso 9x, o paskui 2x iš manęs atėmė. Tai kas man liko? Aišku, kad liko 7x. Čia 20 turėjau, 20 netekau. 21 įgijau, 5 netekau, reiškia viso turiu
16. Pabaigoje paskutinė nerašyta taisyklė. Negalvokim, ką veikti, o tiesiog imkime dešinę pusę ir dalinkime iš kairėje pusėje parašyto skaičiaus prie x. Galima dalinti, kaip ir aname pavyzdėje pasakysiu, kampu, bet aš to nenoriu, aš tiesiog dalybos veiksmą keičiu trupmenos brūkšneliu, nes galbūt esu, sakau, šiek tiek pritinginti mąstyti ir kartoti daugybos lentelę ir iš karto, kiek septynetų telpa į 16, 2 bus 14, 2 septintosios. Štai tokia lygtis turi gražų trupmeninį sprendinuką. Taigi šią pamoką visko buvo daug, bet viskas buvo tiesa. Spręskite ir belieka palinkėti jums iš tikrųjų sėkmės.